Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mūsų stalo 59 euro centai. Čipsai, ar kažkas tik, paprikas, tik kaitlus, tik rok. Na, vėl kažkokios tai bulvės. Paskaitom, kas tai yra lietuviškai. Lietuviškai tai yra paprikų skonio bulvių lazdelės. 62% bulvės, saulėgrąžų aliejus, valgomoji druska, paprikų milteliai, cukrus, saldžiųjų išrūgų milteliai, svogūnų milteliai, sūrio milteliai, pomidorų milteliai, kvapioji medžiaga yra pieno gaminių, kvapioji rūkybo medžiaga, prieskoniai, mielio ekstrakto milteliai, dažiklis, paprikų ekstraktas. Kilmės šalis Vokietija. Na, žinot, ačiū, kad ne Lenkija, gal bus kažkas geriau, bet iš tikrųjų, vat aš perskaičiu jums šito patiekalo sudėtį ir kaip matot, nu, vieni milteliai. Tai reiškia, valgysim ne bulves, o valgysime skonį. Taip, kas čia dabar patiekimo pasiūlymas. Šitą va taip pat jas reikia patiekti 65 gramų. Kągi, krusti, krok, paprikas, tik darom ir ragaujam. Ai, dar prieš tai pasižiūrim, kiekgi čia kalorijų. O kalorijų pas mus 100 gramų 544 kalorijos. Tai čia suvalgai va šitą visą pakelį. Galima sakyti pietus. Daugiau valgyti nereikia. Nu ką, ragaujam. Va kaip jie atrodo. Išbersiu nuo stalo, kad geriau matytųsi. Taip, bulvytės. Iš tikrųjų, bulvytės, traškas ir skanios. Man patinka. Labai patinka. Taip. Ne tai, kad patinka bulves valgyti, o patinka valgyti tuos visus miltelius, apie kuriuos skaičiau. Pasižiūrim dar. Na. Realiai, žinokit, skanu. Tikrai skanu. Negaliu nieko nei atimti, nei pridėti. Dar pasakysiu kainą, tie, kurie užmiršo, tai yra 59 euro centai. Buvo akcija, tai nežinau, akcijos metu jie kainuoja brangiau. Bet aš turbūt antrą kartą dar juos nusipirksiu. Manau, kad, žinokit, jeigu mes vertinsim tik tai skonis man patinka. Iš visų čipsų, kuriuos valgiau, būtent iš Lidlo ir būtent iš to krusti krok, tai galbūt šitas gaminys pats įdomiausias ir pats skaniausias. Nieko jame netrūksta, bulvės skonis labai jaučiasi gerai. Tai duožim. Žinot kiek, duosiu 5 žvaigždutes iš 5. Ir šitą produktą visgi pirkti aš rekomenduoju. Na, užkandai labai gerai. 5 žvaigždutes iš 5. Rekomenduoju.